Sveiki, mano vardas Robertas, aš esu alkoholikas. Sveikas, Robertai. Šiandien pabandysiu pakalbėti taip, kaip buvo, kas atsitiko ir ką padariau, kad sustabdyčiau tą ligą. Tai čia vienas dalykas, atsiprašau, kad jeigu būsiu nenuoseklus ir darysiu klaidas, nes kažkaip ir su amžiumi ir matyt dėl to, kad vartojau ne vandenį, tai kartais pametu mintis ir sunkiau susikoncentruoti, tai nepykit. Kitas, ką aš kalbėsiu, tai yra mano sveikimo būdas, mano gyvenimas ir siūlyčiau rasti panašumo, ne kažkokiu skirtumu, jeigu susitapatinant. Tai galbūt yra kitokių būdų, niekas čia nieko nežino, bet padėjo man būtent tai aš kažkaip taip ir pabandysiu. Tai paskui tada klausimą. Taip, kažkas 10 minučių palik klausimą, jeigu liks. Ja, tai kai pradėjau gyvenau normalioj, taip sąlyginai sovietiniais laikais normalioj šeimoje, viskas. Mama, tėtis, brolis, religinga, tėvai, tai ne kažkas, bet normaliai turėjom viską. Gimiau Vilniuj, augau Vilniuj ir gyvenu Vilniuj. Tai turėjau viską, buvau labai judrus, žiauriai judrus, energingas. Tai atsimenu, kad mama mane apdrausdavo, ten būdavo toks sovietiniais 1000 rublių, tai kadangi dažnai laužydavausi rankas, ten antakius kažką ten, gaudavau išmokas neblogas, tai paskui mama sugalvojo, kad jai reikia 10 000, tai ten būdavo kosmosas. Tėvas ten gaudavo 300 rublių gamyklai, tai aš beveik gaudavau už aprakirstą antakį 200 eurų, šitų ne eurų rublių. Tai toks buvo. Tai toks buvau labai aktyvus, hiper gal aktyvus ir žingeidus, norėjau viską sužinoti, viskas man buvo labai įdomu ir nežinau, ar aš ten drąsus ar nedrąsus buvau, bet tikrai buvau aktyvus. Tas alkoholio nebūdavo namuose, žinau, labai kartais ten tėvukas pas juos ten tai būdavo kokia ten šventė arba atlyginimas, tai jis jau padarydavo. Tai tada motina iki skyrybų, tai aš labai bijodavau, kad jie neišsiskirtų, nors tėvas visiškai nevartoja. Nei kaime, mane tais laikais visos vasaros būdavo ištremi ten Birželio 1 ir į kaimą. Išspiria 3 mėnesiam, paskui ten likus savaitėje atveža, nuprausia tave ir tai ten atprausia ir toks gyvenimas. Tai ten gal aš pamačiau, kaip ten tą alų ten daro, ten gal kažkokias putas karvau, bet esmė, kad pirmą kartą galbūt 15 metų aš ten atsidariau tokios, kažkokiu buvo degtinė, nežinau, kažkokiu neaiškios kilmės. Ir man taip aš išgėriau ir kažkaip čia buvo labai šilta. Žiauriai šilta ir kažkaip žiauriai gera. Tai aš galvoju, kad visą tą laiką aš bandydavau tą jausmą gerą ir anksčiau, ir paskui gerdamas tą susigrąžinti, kas ten buvo ir tą norėdavau, tą jausmą. Tai paskui tenai mokykloje, tai ten alus, ten dar kažkas, ten viskas ten eidavo kaip studentavimo laiku. Tai aš ten nemačiau problemos, aš mėgdavau išgerti, su chebra, baliai, festivaliai, sveikatos daug, tai ten galėdavau, ką ten nori daryti. Tai tiesiog nebūdavo, nemėgdavau girtų, labai jie ten erzindavo mane, bet tai tas gal viskas labai pasikeitė, kai aš baigiau 21 metų institutą ir galvoju, čia Vilniuje vėl grįžau dirbti.
Tai patekau į darbovietę, kur buvau gal 3 kartus jaunesnis už visus. Nu, tokiu beveik pusiau viršininką, ne, tai man taip. Tai tas sąlygojo, kad aš norėjau pritapti prie jų, nes aš dirbau su sportu ir dabar daugiau mažiau su mokiniais, su moksleiviais. Tai visą gyvenimą man susijęs su sportu. Tai ten būdavo alkoholis prieš darbą. Nu ne, pradžioje man to nereikėdavo. Ne? Per darbą, vietoj darbo. Tai stovyklos, išvykos, varžybos, visokie tikrinimai, patikrinimai. Važiuoja direktoriai kokie, ten viską veža. Nu, žodžiu, kosmosas būdavo. Tai man patiko pirmas pagirios tokios labai sėkmingos kažkokios Tauro Rage, kur nustebau čia, kad kažkada jį panaikino. Blemba, kaip išsigandau, kažkokį viešbutį pastatė vietoj Tauro Rago. Tai va, tai buvo labai geras pagirios, kažkoks solum. Ir vėl aš bandydavau visada tą pagauti, bet niekada daugiau, ko gero, niekada nebuvo, to vadinamo pachmelo, niekada nebuvo tokio. Tai va, tai iš ten, kaip tas gėrimas vystėsi toliau, tai matyk visi panašiai ten gėrė, mane ten daugiau mažiau, tik tai sakau, krisdavom į skirtingas pusės, vienas skaudžiau, kitas mažiau. Va, tai darbe paskui. Aš dirbau beveik vienam darbe, persidengdamas keliuose darbuose, ne, tai manęs praktiškai ilgai niekas neatleido iš darbo. Galvoju, kad aš labai svarbus reikalingas. Mano direktorius visada išvažiuodavo, mane palikdavo, tai aš ten vienas tvarkydavosi, taip susitvarkydavo reikalus, kad galėdavo gerti. Bet tas procesas ėjo vis žemyn ir žemyn, ne, tai jau girdėdavau, kad tu geras bičas, bet gal mažiau gerk. Nu, taip, natūraliai tas alkoholizmas ėjo, buvo vis stipresnis ir aš jau nebegalėdavau susitvarkyti pats, būdavo žiauriai sunku. Aš galvodavau, kad čia man tokios pagirios, gal čia pas mane kažkas su sveikata ar kaip negerai, nes kitiem nėra tokių pagirių, man tokios žiaurios. Ten, aš atsimenu tos paskutinius, jau ten dar prieš paskutinius. Ten važiuodavau į darbą, maišas krūva tablečių visokiausių, ten vieni lašai į akis, kiti čia ant veido, kad neraudonas, treti, kad rūgštys nekiltų, kiti, kad spaudimas ten, dar ten prieš miegą ten, kad užmigtų. Nu, žodžiu, tokių visokių prisigeri, čia prisilašini, čia prisipurški visas, čia į burną, čia po burną ten. Toks pasidarai kaip. Tai va, tai atsirasdavo tokios kaip neišėjimas į darbą, ne, bet kadangi aš ten taip galėdavau, tai dažnai būdavo atsikelia, ne, ten tas portulys toks didelis, kad nueini iki parduotuvės, nusiperki, visada pirkdavau mažiuką. Visada pirmas neprigydavo, ne, niekaip. Man sunkiai, man jo labai gaila būdavo. Susdat išgeri ir išvėmė. Aš galvojau, ten buvau susigalvojęs visokio, kaip ką nors kitą išgerti, nes visien atpilė. Tai va, tai... Nu tai tada išgeri, tada alaus, ir tada dar biškį, ir tada paskambini, kad šiandien į darbą nenueisi, nes aš jau pavargau šiandien dirbti, nes šiandien man jau nereikia dirbti. Tai tada taksisto atsirado era tokia, kur jie ten važiuoja, kol turi pinigų, tai jie tave vežioja, klauso tavęs. Aš kažką ten šlebizavoju, galvoju, labai jiem ten įdomu. Tai kažkaip, kas ten buvo, tai aš manau, kad kol sportavau ir paskui aš dabar galvojau sugrįžti. Ir paskui, kai aš gavau darbą, aš kažkaip nusprendžiau, kad man nebereikia sportuoti, nes aš tapau viršininku, aš galiu čia viską.
kam reikia to. Ir, nu, tas egoizmas buvo auginamas, ne, su alkoholiu, be alkoholio. Moteris būdavo taip išskirstytos kažkaip skirtingose miestuose. Kažkaip labai taip. Aš draugaudavau ten po 6 metus, po 7 ir ilgai ten. Turėdavau kažkokius toks. Nebuvau sąžiningas, bet aš nesiparindavau, nesuprasdavau, aš tiesiog gėriau dėl to, kad gėriau. Vat aš ką neklaustų, kodėl gėriau, aš tiesiog gėriau. Nes nesupratau, kaip kitaip, negerintis žmogus buvo durnas, kvailas, su juo nėra ką šnekėti, aplamai durnas. Ką su juo kalbėti. Tai aš tiesiog gėriau, vat, noriu ir gėriu. Bet paskui pasidarė taip, kad aš negalėjau nebegerti, nes tai būdavo tokios parkės. Ten atsistodavau, atsimenu, tualete ir rėkdavau, nes galvojau, kaip man iškentėti čia iki pietų, nors kažkaip. Nes negali ten visą dieną darbę. Tas mėgimas būdavo taip sunku būdavo, kad... Tai va, tai... Visada būdavo tas pirkimas mažo. Visada. Perku mažą. Su ta intencija, kad aš galbūt šiandien mažiau gersiu. Ir vėl tam ir zapčiką perki, antrą, trečią. Brolis kartais atvažiuodavo manęs pakontroliuoti, nes aš turėjau būtą, vienas gyvenau, viskas tvarkoja, atrodo. Tai sako, tu ką tu, jis nevartojantis, tai sakai, tu negali bonkės nusipirkat, kiek tu čia tų mažiukų, sako, pilna vieni mažiukai. Atsimenu, kad gyvenau labai pačioj tokia kavinė buvo, dar atėjom paklausė, ar sako, sutinkat, kad dirbtų, būtų kavinė atidaryta ir dirbtų iki 1 ar 2. O aišku, kad sutinku, nu kad nesutiks. Jis ten ilgai dirbo, ten mano visa chebra persikėlė, ten tą pilaitę, tai labai pabūti, nes naujas kabakas. Tai paskui atsidarė kažkokia Alkol Bravo. Sako, ar galim naktį dirbti? Aišku, kad galit, įsivaizduoti. Gerai nusileidai su tapkėm, nusipirki, kada nori. Nu, fantastika. Visos sąlygos sudarytos gerti. Ir prasigerti. Tai va, tai su draugais pasidarė nebeįdomu. Jie sėdi tą alų pliurpę, gali ilgai sėdėti, o man norisi staigiai ir šitą. Aš dar imituodavau iš darbo, sugalvodavau, kad eisiu prasivaikščiosiu ar su dviračiu. Eini, nusipirki vienoj, pasėdžiu ten prie Neries, tada rūkyt pradėjau. Kažkaip aš labai vėlai pradėjau rūkyt, 35 metų, kitai nerūkęs. Paskui dar, ir paskui atsirado toks, kad tas lionkės trūkimai tokie, kad aš lik įgalus, ne, kai sako, bet aš jau nebeatsimenu. Ir daug nebeatsimenu, didelio tarpo. Dar vaikštai, tai neatsimeni, kur mašiną palikau, stengdavausi nevairuoti išgėręs, bet tiesiog neatsimeni, išeini, nežinai, nei kur ta mašina. Neatsimeni, kur atsikėlei, pas ką atsikėlei, su kuo atsikėlei, kažkokiam kitą miestą, tokia prasidėjo tokia visiškas. Tada atsirado griuvimo etapas. Šaikis, einu ir kur nors griūnu ir ką nors prasiskėliu. Ten apsibintavęs visas vėlgi darbą negali, nes net pasirodyti negali, bet vieną kartą atsimenu nuvažiavau, aš tai buvau apsibintavęs visą galvą. Kažkaip į veidą į šitą, į asfaltą krisdavau, nežinau. Tai va, tai toks, paskui toks bjauresnis dalykas, kai sakau, šlapumo, ne, toksai atsirado, kaip į lovą pridarai pirmą kartą, žiauru atrodo, šakės. Bet ta galva taip veikia visada, kad tu užsimiršti, tai čia buvo, tu čia vadinasi alaus per daug gėrei, gal vandens, gal dar kažko, tada sugalvoji, kad gal tau prostata tenai kažkokia, tada ligų ieškai visokiausių. Tai antras kartas, gal irgi taip va toks laviravimas kitą kartą būtų atsargesnis, nei kad nepamestum nieko eidamas į miestą, tik tai pinigų įsidedi, ar ten kortelės net neėmė tik grinų, kad ten raktus iš vis kažkur paslėpė prie durų, kad ten
nepamesti, nes nu viskas, telefonai ten, aišku, ten didesni, mažesni, ir pastoviai dingdavo ir dabar dingsta. Ten raktai kažkodėl taip turi tokią tendenciją, jie čia toj pačioj kišeniai dingsta. Tai, na ir tie sustabdyti galėdavo tik tai detoksas, ne? Kažkoks išblaivinimas, nes aš jau negalėdavau sustoti pats, man būdavo žiauriai sunku. Nu, būdavo ten prasikankiniai, ten smailini, paskui užbukini ir taip ir vėl tas visas ratas eina. Tai toks, kai sakydavau, ten tavo pastus slidininkas esi, tai nežinai, ką. Atsimenu pas vieną gydytoją kažkaip nuvažiavom į privačią, nežinau, kodėl tada ten. Ir jis man paaišė kažkokį tokią kreivę. Paaišė, kad tu čia viršuj, o čia apačioj man konteinerį nupiešė. Aš galvoju, greičiau jau viskas, jau baigiau, tu mane paleis greičiau, čia jau viskas, jau nėra ką. Sako, tu dabar čiuoži nuo kalno. Čiuoži, bet ar tai neįkrisi ar ne, va čia yra keliukas iš šono, bet ar tu ten nuvarysi, ar tu tenai. Man toks pat barabano galvoju, aš noriu greičiau išeiti ir greičiau įkalti, aš jau viskas, jau atsigavau čia 3 dienas. Tai va, kol nieko nedariau, tol niekas nesikeitė. Ten galėdavai savaitę, 2, ten išbūt, mes kartais dėrėdavomės, mes visokie ten nesąmonės svorį meti, ten dar augini, ten ką nors ten, kiek gersi, kiek negersi. Tai va, tai draugų reikėdavo vis mažiau, užtekdavo vienas, bet atėjo toks laikas vienas bute, nieko nėra ir kaukiu vienas. Visiškai. Atrodo, visko yra, liktai kažko, bet iš tikrųjų nieko nėra. Sėdi tokiam šūdėme. Tai va, tai tada kažkaip aš išnuomavau tą butą, pas vieną merginą ir grįžau pas mamą. Įsivaizduoju, ten po 25 metų grįžau pas mamą. Tai toks dar daugiau. Toks įdomus jausmas, ne, tą pačią lovą, žinai, tai sunku buvo, aš įsivaizduoju, artimiesiams ten motinai duodai, kiek jam reikėdavo ten su manim. Aš nieko nedarydavau blogo, aš pareidavau ir griūdavau. Ašgi ten chebros nesivesdavau, nieko. Nu, aišku, ten tie drabužiai smirdėdavo, ten viskas smirdėdavo, ten laiks nuo laiko išsiskalbė, bet tai motina ilgai uostė mane, ar aš dar jau daug metų buvau laivas, bet visi nuostydavo jai. Taip įtarimą keldavo aš visiems toks. Tai sunku, kai sako, žinai, reikia žmogų palikti, ne, kad jisai pats dasikapstytų iki savo dugno. Bet aš, kai galvoju motinos pusės, žiauriai sunku, jinai nesupranta, nes jinai ne alkoholikė. Tai tu, Robertėlį, negerk. Ar galiu šiandien negerk? Aišku, kad galiu, bet aš net negalvoju negerk. Pas mane net nėra minčių. Aš ten niekada niekam nežadėdavau, kad negersiu. Aš taip pasakydavau, negersiu, bet aš net savo nesakydavau, kad aš negersiu. Aš ten atsimenu kažkokias keliones išvažiuoju, blamba, tai kad ir lėktuvė komoje, bet perskrenda kažkokias korteles rodo, dieve, ten galvoju. Tai va, tai išmetė mane paskui iš to darbo, nors aš oficialiai, kažkokia organizacija buvo, aš pasakiau, kad man nebeleido taip gerti. Taip keitėsi ten viršininkai, aš nebegalėjau taip, kaip aš norėjau. Bet man jau buvo dzin, aš taip norėjau kažką pakeisti, nežinau ką pakeisti, bet norėjusi, kad kažką. Aš bandžiau tą problemą su vaistais, ne, pas gydytojus, tai vieni ten toks Ledevinas, ne, tai jisai ten 10 dienų pradedi gerti, ne, tai yra juos, aš labai gerai jausdavausi, galvoju, gal dar net dabar turi,
Ne, ten, labas rytas, Robertas, šiandien negersiu. Labas rytas, tabletė, negersiu. Ir aš taip, buvau jų ten daug prisipirkęs, man ten veikia jie, nežinau ar veikia, bet aš negerdavau. Bet, būdavo, tai sakau, man dabar va, kažkokia Bulgarija, ten, kažkur ten, važiuosiu, sakau, ten jūros krantą, kaip man ten kokios konjako, pliskos neišgerti, sakau, kaip, sakau, šitą. Tai sako, tu 10 dienų paskui, tai čia gydytas, tai paaiškinu, tu paskui negerk, išsivalo tą ir tu galėsi. Tai ką, kaip veikia alkoholikų tas, tai aš išgeriau biškę, ne? Antrą dieną ir paskui iš jo nebebuvau, tai nieko ten kažkokie, vėl tas pats taksistai, vėl kažkokie barai, manęs nemato, viskas apvemta, viskas aptirkta, aš, žodžiu, ir vėl komui. Parskraidina. Ten kitą, tai žodžiu tokie būdavo, kad man tie vaistai nesustabdė, dar vienus davė, tai iš vis tam fantastika, sakė, tu gali gerti juos, sako, bet tu mažiau norėsi. Nieko aš ten mažiau nenorėdavau. Sako, tai sakau, tai kaip tai bus? Sako, tu išgerkėt, sakau, 6, pavyzdžiui, alaus, ten ar 4, jokiais. Sako, tai tu biški mažiau norėsi. Bet visai galvo geras dalykas. Tai. Bet tai norisi daugiau, ten tas kažkaip stiprus ten netoleruojamas, bet išsivėmi ir tada varai jau ten kiek tik nori. Jokių ten, tai man kažkaip tas nesuveikė, atsimenu, po vienu tokių skausmingų ten išgyvenimų su mergina, tai aš jau buvau pasiryžęs su kai koduotis, tai aš paskui gulėdamas ligoninėje vienoje, tai visus ten koduoja, mane sakė, tavęs nekoduosiu. Kodėl? Sako, tu ten išprotėsi, sako, tu netinki tam. Taip užpikau, ten kiti čia siūna kažką, o tau sakė, tau negali. Blemba galvoju, negali. Tai va, tai aš užsidarydavau namuose, atiduodavau motinai raktus ir bandydavau išbūti, neišbūdavau, lipdavau iš 3 aukšto, jokių problemų, man pagalvoju, durnas, bet ten grotas, matai, būdavo, išsisuki koją ir atgal net parlipdavau. Kosmosas, ten išvažiuodavo mane užrakina, bet aš sakau, tu turit palikti raktus, nes neaišku, kas man bus, ašgi ten sakau, kas man gal kokia čia. Tai visiems iškalbėdavau, kad jūs mane turit išleisti jau čia po kokių 2 dienų, nes daug reikalų atsiranda, labai svarbių, turiu išspręsti visas gyvenimo problemas. Ginčyti su manim praktiškai niekas negalėjo, jokių šansų nebuvo, įrodyti tiesą, man sakė, su juo ginčytis visiems neapsimoka, nes visada teisus. Norėdavau, jeigu ir neteisus, visiems bandydavau taip pavartyti, kad aš visiems teisus. Tai va, tai prasidėjo tas ligoninio etapas labai stiprus. Po naujos Vilnios dienos jau ten kažkaip buvau išsikomandiravęs į vienuolyną tokį, brolis mane išsiuntė. Tai prisikroviau daiktų, ten nusivežiau, ten nežinau, sportuosiu, ten kažką darysiu. Bet čia batus nusipirkau, tokius guminius dar dabar turiu baliambą. Tai va, bet po 3 savaičių ar 4 man atsirado reikalų. Ir čia taip yra visada, nes tu nori susigrąžinti visada tą, ką kažką praradai. O keistis nenori. Nenoriu keistis aš nieko. Aš visą laiką bandai įsikabinęs laikytis to, aš laikiausi to, gėrimas yra mano. Ir niekas iš jo iš manęs neatims. Tai va, tai toksai, aš rūkydavom tam žolę ar kažką ten. Bet manęs tas nevežė. Vežė, bet aš tai nesuprasdavau, nuo ko durnas. Tai nebuvo mano priklausomybė. Žaisdavom, ten kazinkės varydavau, ten draugeliai daug. Aš ten pažaisdavau, išlošdavau, pralošdavau, bet tai man galėjau žaist, galėjau nežaist. Tai nebuvo priklausomybė. Aš galėjau ten, norėjau, su šito brūdu niekaip negalėjau susitvarkyti. 30 metų nusprendžiau, sakiau, daugiau gyvenime su nieko nesimušiu.
Jis ten, vis kabakė, kas nors su kuo nors ten susimuša su vyru. Tai ir niekada gyvenime nesimušiau ir jokių konfliktų stengdavausi nelysti. Ir tą galėjau užpildyti, o su šituo nieko. Jau atsimenu, galėdavau, sakau, Dieve, leisk man negerti. Šiandien kažkaip išlikdavau, jau pasąmonė įvyko. Parduotuvė nueidavo alus gera, degtinė. Nu, toks žaidimas, toks kvailas, bet. Tai va, tai tas. Sunku prisiminti tos baisius dalykus. Kai girtas už vairo užmėgė, ir tada ten kažkaip atsiranda trezvilka kažkurioje švenčionėse. Bet tas nusprendė, kad visai neblogai čia be teisų, ne? Tai aš su dviračiu važinėsiu. Tai važinėjusiu su dviračiu, tada jie atitvarus trankais, tada prabundi kažkur vėl kažkokia trezvilka, tai ne kaip aš čia papuoliau, kur mano dviratis. Tai toks, kažkokios tokios. Tai ten tie pinigai, ar ten kažkas, ar šalta, ar karšta, atsimenu, ten tokia sudibėlę turėjau, tai ne iki jos, gal 4 kilai, reikia nusipirkti, einu. Nusipirkau tą mažiuką. Einu ten kokį pusę valandos, ar daugiau 40 metrų. Tai aš nueinu kokį 100 metrų. Grįžtu, tada 0,3. Tada einu jau daugiau, gal pusę kilų. Tada vėl grįžtu, nusiperku daug ir tada kažkur stotelėje užmiegi. Toks. Tai visada ta saviapgaulė veikia taip, kad. Tai va, tai po kažkurios ligoninės, aš jau kažkaip tokį žalinę. Pradėjau gulėti, labai patikt pradėjo, ten susimokė 3 dienas, o paskui mėnesį gali gulėti. Fantastika. Žaidžiam, psichologai, kortos, rūkom, sportuoji, ką nori, tą darai. Valgai, guli, baisiausiai išeiti nenori. Piešiu kažkokias teplionės, ten darai koliažus ir atsimenu, sakau, aš norėsiu parsinešti. Tada man sako, žinai, sako, dabar tau atrodo, kad čia labai gražu, sako, tu ateik po metų, pamatysi, tai aš paskui nebenorėjau žiūrėti tos savo teplionės, bet esmė tai, kad aš ten jausdavausi saugus. Bet išeit po vieną paskutinį aš bijojau. Aš nebenorėjau išeiti visiškai. Ir ten atsirado žmogus, kuris, nežinau, ką jis ten darė, kokiu ten tikslu jis ten konsultavosi ar kažką. Tai mes ten lauke ten visi rūko, žodžiu, prisišnekėm, sako, tai kitokie pagrindinis tikslas grupė yra. Gerai, galvoju, paskui. Sakau, gal reikia, nes psichologija tokia sako, tu sako, Robertai, ką nors daryk. Tu sako, čia jau 3 kartą. Tu niekas nesikeičia. Tu viską žinai. Apie anoniminius alkoholikus nieko nežinau. Visiškai nieko. Labai protingas buvau, super, žiauriai protingas. Aš taip maniau. Apie anoniminius alkoholikus, tai gal ten filme kokiam matęs, bet nesupratau, ką jie daro ir kaip veikia. Tai va, tai, jau. Sako, ten toks pažįstamas, kur, sako, aš pažįstu tokį vieną, kuris eina ten kažkur irgi, jie ten renkasi, kažką daro ten. Sako, pasirodo irgi pagrindinis tikslas, lemba fantastika. Aš išvariau tada tiesiai į Minnesotą, galvoju, užsirašys tiesiai. Nei namo, važiavau, lemba, nepriima, sako, ten reikia laukti kažkiek. Gerai, sako, aš užsirašau, lauksiu, jeigu ten atsiras eilė. Dar žiūriu, gal tą, kur čia galiu užsidaryti, kokį priklausomybės centrą, kur nors. Tiesiog norėjau sustabdyti tą buvimą blaiviam. Nes aš esu, nepriima Dvareckas, jie dar, sako, kitoj pusėje upės, jie dar buvo prie Petro Povilo bažnyčios, sako, ten, sako, tokia grupė yra prie VRM rūmų. Galvoju, kaip jie mane užkniso, visi tą patį. Visi, va taip, toks sutapimas, tai aš prieš 10 metų ir nuėjau, gal biškiau daugiau. 2015.
Ne? 2015 nuėjau. Tai va, tai ir prasidėjo mano kelionė. Aš labai greit supratau, kad dėl viso kaltas aš, ne kas kiti. Viena. Išgirdau, kad knygos negalima vienam skaityti. Galvoju, tiek knygų perskaitęs visokiausiai, aišku, jau senai ten buvo. Bet, o šitos neperskaitysiu. Bet aš kažkaip išgirdau, kad jos negalima vienam skaityti. Nu gerai. Atėjo laikas man į Minnesotą. Aš išbuvau 3 savaitės, negavau ten tų nuobaudų. Draugelis pasiūlė, sakė, aš vis kažkaip prašiau, sakau, davai tu mane išsiųs kur nors, nu, ten į Norvegiją statybininkų dirbti. Bet jis sakė, ai, tu, nu, sako, dar tu čia ten, dar išsiblaivyk biškį tada. Nu, jis kažkaip paskambino, aukščio nebijau, aišku nebijau, nu, važiuok ten kažkur laipėsi stogais, ten kažkokį gipsą kalsi. Nu, gerai, nuvažiavau ir aš sėdžiu, atsimenu, ten tokį didelis objektas, aš ten statybininkai, iš manęs jokio, ten, nu, moku ten kažką sukti. Dabar daugiau moku. Tai, aš sakau, Dieve, leisk man kaip nors nukrysti, kažką pasidaryti, kad aš, nu, negaliu draugelių pasakyti, kad man čia taip neįdomu. Ten visi dega, kuo daugiau tų valandų, ten šeštadieniais, blemba, aš galvoju, galima čia kaip nors pagulėti ir kuo nors nedirbti. Dzin, tie pinigai visi tik tai vieną sieną gipso tokį hiperį užvarą, jie dar vieną, sako, galima dar vieną, nes čia garsas blogas, blemba, Na ir aš, žodžiu, nukritau ten nuo tokių 3 metrų, susilaužiau 6 šonkaulius, o tu nesusigurkavau, ten, nu, kur ten šalmas į vieną pusę, vinys į kitą varžtą, plaktukas į kitą. Tai va, tai grįžau tada į Vilnių atgal, parvežė mane ir dar pasitikrinau grįžęs tada. O ten buvau nuvažiavęs su knyga, įsidėjęs jos neskaičiau. Ir Minnesotai buvau su knyga, jos neskaičiau. Atsiversdavau kažkaip. Ten dariau viską, ką reikia, bet knygos aš kažkodėl neskaičiau. Aš ten priekį pasižiūrėdavau, sakė, galima turinį. Tai va, tai toks buvau paklusnus. Na ir tada prasidėjo ta kelionė čia. Na, tai tada supratau, kas yra tas alkoholikas. Ne. Supratau, kas tas yra alkoholizmas. Nes iki tol tai man buvo svarbiausia negerti. Arba gerti mažiau, arba išmokti gerti kažkaip. Ir buvo sunkiausia, kaip galima negerti visą likusį gyvenimą. Visą likusį gyvenimą negerti. Čia yra kažkas nonsensas, kaip galima taip. Tai aš niekad... Taip. Reikėjo susirasti globėją, nes grupėje šitoj kitaip čia niekas nekalbėjo, tik apie globėją, žingsniai, Tai aš kodėl sakiau, čia man suveikė egoizmas, aš, blemba, čia visi žingsniais praėjo, čia rankas kilnoja, čia gali globoti. Lemba galvoju, tai ką, aš irgi noriu praeiti tos žingsnius ir visi globėjus turi, aš neturėsiu. Turnesnis. Bet jį reikia susirasti. Ne taip lengva, jie tie globėjai visi pakelia rankas, duris atsidaro ir visi kažkur dingsta. Ta, kurį nusižiūrėjai, tas pirmas pabėga. Jie glebešiuojasi, tai tu toks nedrasus, nei tu ten nori su jais eiti, nei ten. Tai kai mažiau buvo žmonių kažkurį antradienį, atsimenu, ten galvoju, kas bus, šiandien reikia tą. Galvoju, tau pasisekė, tu būsi mano globėjas. Jo, bet iš tikrųjų tą kartą aš turėjau paprašyti pats globos. Man buvo dafėni, kas bus globėjas, bet aš norėjau kažką pakeisti. Aš nežinau, kaip pasikeis viskas, į kurią pusę, bet galvoju, blemba, praeisiu tus žingsnius, nesigaus, gersiu toliau ir, nes aš jau būdavo ten manęs klausė, žinai, kai sako ten darbe, kaip tu, Robertai, atkritau, sako, jau tu buvau išgirdęs tokių protingų žodžių.
Tai prisigėrė, nu taip, prisigėriau, tai atkritau. Arba ten draugelis, jau tau atkritis bręsta. Nu koks ten atkritis, ten šūda mali, žinai, ten nori gerti. Nei man ten atkritis, nei kas, aš gerti noriu. Aš visą laiką norėjau gerti. Tai aš tada kažkaip prasidėjo mūsų darbas ir aš, ką sakė, tą dariau. Man buvo dzin. Sakydavai kairiai dešiniai, giliau, ten piešk, rašyk. Ir tas labai ilgai pirmas žingsnis, taip ilgai. Ir man tokia, visi jau lemba ten, kai sakau, trečiokai, ketvirtokai, aš vis pirmokas. Visi jau ten, visi jaučiasi gerai, ypač kaip senbuviai mane nervuodavo. Jie ten 15 metų, 10 negeria, gal ko tu čia vaikštai, eik tu namo, bet tu vis vaikštai ir vaikštai. Jo, tai toks mano supratimas, žinai, tai buvo, aš geriau galėdavau susitapatinti su tuo, kuris metus negeria, bet kur 10, nu niekaip. Aš globėjus atsimenu, kai pradėjom, tai mus ten skaitom kažkokį 9 žį, ar šeima keičiasi, nu kokia ten šeima keičiasi, kad aš ten dar bandau prisipažinti, kad aš esu bejėgis. Tai į kitą grupę ten važiuodavau, ten, kur jie tenai būtų pirmas žingsnis, sakau, leiskit, gerai. Tai va, tai mus kažkaip, bet aš po 4 mėnesių tų šonkaulių, daug tų šonkaulių, ten pasirodo 6 ar 7 sulūžė buvo. Aš ten sėdėdavau prisirijęs tų vaistų, dėjuodavau, man taip skaudėdavo, aš kampe atsisėdęs atsimenu grupę. Vis reikėdavo pas gydytoją važiuoti. Ir aš važiuodamas, žiūriu, laiko yra, nusipirksiu cigarečių, bet nusipirkau ir diktibaitas. Bet kažkaip buvau išgirdęs, kad tas sakė, tau jau nebebus niekada skanu gerti. Man buvo visiškai neskanu. Aš biškį pagėriau, bet jau kažkaip ir užsidariau namuose. Ir galvoju, niekam neskambinsiu, šūdas gyvenimas, globėjai tikrai neskambinsiu, grupės neisiu. Nežinau, ką darysim, bet globėjas paskambino pats. Tada jau viskas. Kažkaip. Aš nebuvau ir gerai to pirmo žingsnį, nes aš techniškai tą dariau. Visi mes tą darom tikriausiai tiek pirmą kartą techniškai. Tas suvokimas ateina daug vėliau, supratimas, kas tu esi, nes nesuvoki, kas esi, nes motina, nei draugas, nei kuris negeris gali šiandien negerti. Nes sėdėm bonkė lik, visi išeina. Bet kaip galim bonkė lik ant stalo, tai kaip negerti, taigi dar kiek yra dar reikalų. Visa. Jie nesuvokia, kad tu aš biškį užsikabinęs, pas mane taip mechanizmas suveikia, kad ten prasideda ten tokie procesai, kad ten tokia trauka, ten žiauru, tempia tave ten, o paskui jau geri dėl to, kad neišprotėtum. Nes jeigu negerčiau, nes tai užmigt negali, nes kažkas atvažiuoja, tave susems paims, ten tu skolingas, neskolingas, ten kažkokios mokesčių inspekcijos, dar kažkas. Tai pastoviai, tai turi išgeri, galvoji, šiandien tau praeis, niekas ten tau nepraeina, ateina dvigubai daugiau. Vėl skauda, vėl viskas baisu. Tabletės išgeri, ten iš vis susisuka šarabanai, putos drimba, ten, nafig. Tai tas. Ir aš paskui po biškį, taip vat pradėjau. Man labai trečias žingsnis, kai patikėjau Dievui savo valią, aš jį suvokiau kažkaip, jis mane su religija, sakyčiau, to buvo gerai, o su tikėjimu tai neaišku, kaip buvo, niekaip tai buvo. Aš galvojau, kad aš tenai toksai viską suprantu. Bet iš tikrųjų tai tas Dievo suvokimas ir atsirado daug vėliau visai kitoks, negu kokį pažinojau. Pasitikėjimas Dievu. Aš atsimenu, bažnyčiai sėdėdavau ir ten hipnotizuodavau. Ten, Dieve, kokia mano valia tenai. Nes, nežinai kokia ten, ar čia mano valia, ar čia Dievo valia, sako, kokia, atskirk tą valią. Iš kur man žinoti, aš tai nežinau, kaip.
Toks sunkus dalykas buvo, kai po kokių 7-8 blaivybės aš pradėjau galvoti, kaip man čia nusižudyti. Iki tol nenorėdavau, bet eidavau ten per tiltą ir aš galvodavau, blemba, jeigu nušokt nuo jo. Aš nusižudyti bet galvojau, kaip čia nušokt. Nes ta tokia tuštuma, nu vat, geri, tai viskas aišku. Geri, blaivaisi, geri, ten, grįžti prie pinigų, negrįžti, vėl kažką ten susitvarkai, viską užglaistai. O čia nieko, tas tokia tuštuma, kokia prasmė gyvenime. Nu kas iš to, kad aš blaivas? Nu nieko. Nu kažkas geriau, bet iš tikrųjų nieko. Aš noriu, jau sakau, gal aš jau į darbą, nes aš tada nedirbau nieko, gavau tik didelės išeitinės, tai galėjau savo. Globėjas sako, kur tu skubi, kokį ten darbą? Nu, ten sakau, a tu durnas, sako, palauk. Nes tas noras grįžti, nu, žiauriai norisi. Tai man labai padėjo, kai išrašiau savo šitos žmonėm padarytas skriaudas, ne? Tada aš pamačiau, kiek aš buvau neteisus, kur aš neteisus. Nes man niekas, kol neišrašau ant popieriaus, man atrodo, kad aš šiaip visai neblogas bičias. Nu tai geriu, ne? Bet kad toks brudas, ten, nafi. Kaip žiūrėjau, lemba, ten žiauru. Tai bet tą padariau ant popieriaus ir man tada pasidarė aišku. Taip, tai aš. Atitaisyti skriaudas. Visi labai bijojo, aš jau klausydavau, kaip atitaisyti tos piniginės. Galvoju, nėra pas mane tų piniginių. Bet aš būdavau taip, gyvenime taip mėgdavau iš to, ypač kažkokią pasikėlusią ar ten daugiau pasityčių. Labai iš. Taip sakau, žmogui pasakyti, tu pidaras. Ir tu pabandyk dabar išsiaiškinti, kodėl aš tai pasakiau. Ir visi žmogui užkabinė, arba dabar tai parašykit socialinį tinklą, ir jis bandys aiškinti, tas šnegėjus. Aš nesakau, kad čia blogai, bet ta prasme, žmogų apkaltinti ir kažką apdergti labai paprasta yra. Ir kaip jis bus su juo, tai man būdavo po barabanu. Tai va tas, iš tokių, kai reikėdavo, net globėjas nežinojo, ką daryti, aš ėjau pas dvasininką, kaip atitaisyti vaikams skriaudas, tiem, kuriems mokyklos, sporte, kur aš taip. Nes, kaip, aš dirbu, aš mažai uždirbu, tai reikia pasimti tos pinigus, kurių kaip mažai uždirbė, nes jie man nedaduoda tų pinigų, nes mus skriaudžia visada. Tai iš valstybės paimti reiškia nevogti. Aš buvau pasiryžęs ir ten gražinti gal kažkaip, bet sakė, tu dabar visą gyvenimą savanoriausi pas vaikučius, darysi ten ir dabar toliau tęsiasi, ten iš keliose mokyklose dirbu, jau normaliai dirbu. Bet ir savanoriauju, sos vaikų kaimuose kartais vis ir vis. Tai jeigu tik tai kokie vaikams nemokamai, nes kitaip aš negalėjau kaip atlyginti skriaudas. Aš labai norėjau pasirodyti tom merginom moterim, koks aš pasikeičiau, kiek jos prarado. Bet vat jisai kažkaip labai įdomiai pasakė, ten neeisi, o po ten neeisi pas tą, kur aš nenorėjau. Kalbantis su moterim irgi buvo ne taip paprasta, labai norėjo viską žinoti, kai reikėdavo tą vadinamą, sakykime, skriaudas, kai pasakai, ką tu ten pridarai ir koks tu ten neteisus. Kai klausė, aš nesakau, man dabar reikia globėjai paskambinti. Sako, šitą nesakyk, gerai, tai va, tai toks. Tokių, aš kai 11 žingsnis, malda ir meditacija, siekiam stiprinti savo ryšį, tai tada man jau buvo stogas, pradėjo rauti, nes aš, viskas gerai, bet aš nežinau kokia prasmė. Aš taip užkniusau brolį, nuėjau pas kunigą, sakau, ką sakau man daryti. Sakau, ką tu mėgsti daryti? Sakau, vaikščioti. Sako, ten yra toks kelias, sako, daug gali vaikščioti. Sakau, galiu daug. Tai sako, ten eini iš Prancūzijos ir ten eini ten. Ir pareinu, brolis sakė, aš tau bilietus nupirkau,
rytoj išskrendi, sakė, užknisai. Tai sakau, pala, aš dar draugų pasimsiu. Vienas eisi. Nu tai aš ten mėnesį, mažiau gal biškį, keliavau. Tai labai gerai Santiagą tą kaip praeini, ne, ir taip, nu ateini ir kažko tikėsi, ne, galvoju, nu kažkas įvyks. Nu ir visi ten keliasi, ten susipažįsti, ten tas bendravimas toksai. Sakau, nu ir ką, įvyko kas nors tau, nes ten visi, ten vieni su savo problemom, kiti šiaip eina tūsintis, treti dar neaišku, ko tenai. Nu sakau, nieko, bet aš grįždamas, bet iškart suvokiau, ką, aš išmokau reguliariai melstis. Nes tu ryte taip sunku, tos kojos ištinusios. Aš ryte atsikeli, nežinai kiek nueisi, iki kur nueisi. Supratau, kad gyvenime labai mažai daiktų reikia, nes reikia vienų kojinių pasikeisti ir triusikus vienus, kad kol vieni džiūna, tai kiti išsiskalba. Viskas, daugiau nieko nereikia, pavalgyti visada nusipirki, ten ką nors sugriauži ir labai mažai visko reikia. Bet vat, tas ego visada sugrįžta ir tada, nu, vat, norisi daugiau. Nu, kam tau tiek reikia? Nu, bet galbūt reikia, bet nežinau, kam to reikia. Tai vat, tas išmokė tokia ir aš, pas mane toks dėstytojas buvo, mane ten kaip bet jis nemėgdavo tie kauniečiai Vilniečių. O aš kietas Vilnietis, žodžiu, atsimenu, kai nuvariau, sako, iš kur tu? Nu, aš sakau, aš iš Lazdynų. Žodžiu, ten visi turėjo, ten šitie studentai žinot, kur tie Lazdynai, nes, nu, tai čia prestižinis rajonas sovietiniais laikais, man buvo Lenino šitą ordiną kažkokį laimėgavęs. Tai aš buvau iki 3 kurso iš Lazdijų. Jie išgirdo, čia jau tokia puikybė buvo pasikėlęs. Tai man tas dėstytojas sakydavo, tai vat sako, nu ką treniruoti? Ne, tu sako, tai aš dabar ir pas save. Sako, reikia, tu neišradinėk dviračio. Ne, sako, jeigu tu treniruoji jėgą, tai tu ir treniruok jėgą. Ne, kitų dalykų labai mažai. Tai čia irgi, jeigu skaitau knygą, tai skaitau. Jeigu aš treniruojasi tas, ką tu treniruoji. Nu, tai jeigu dirbu su knyga, tai treniruojasi. Jeigu aš einu grupus, treniruojasi. Jeigu aš to nedarau, niekas nesitreniruoja. Ne? Ten, jeigu šachmatais išmokau žaisti, taip aš moku žaisti. Bet nuo to niekas nesikeičia. Aš geriau nepradedu žaisti, jeigu to nedarau. Tai sakė, treniruokis ten, kur yra bazė. Tai jeigu reiškia, krepšininkas turi treniruotis sporto salėje, o ne miške. Miške gali biški. Ne, tai yra labai paprasta. Ne? Tai mano bazė yra čia. Ne? Tai jeigu tu ten bėgioji stadione, tai ir turi bėgioti stadione. Tai va, tai toks gyvenimas pasikeitė, kur net negalvojau, kad tai pasikeis. Viskas taip apsisuko. Iš tikrųjų, aš dėkoju, kad aš esu alkoholikas. Ačiū, kad paklausėt ir ačiū Jums, kad aš čia atsidūriau. Gyvas ir sveikas šiandien. Ačiū, Robertai. Turint dar laiko, tai dabar drąsiai užduokim klausimus. Alkoholikas, Sveikas. minėjai apie 9 žingsnį, o sakyk, ar daug laiko prireikė, kad įgautum pasitikėjimą? Aš sėdėjau kaime tokiam ir sako, nu kaip, sakau, kaupiuosi. Nu, tai sako, kiek dar kaupiu? Nu dar, sakau, savaitę reikia pasikaupti. Paskui sako, viskas, tavo laikas baigėsi, pradedi. Tai šiaip aš pradėjau nuo to, ko artimiausia, kur galbūt, sakykime, galvojau, kad lengvesnė, ne, tai mama, brolis, ne. Su mama, žinote, kaina mama. Tu tik negerk, vaikeli, tik negerk. Nu, tai ten tokie sudėtingi, tai kiti. O keliu galbūt nepadaręs, nes nežinau, kur yra žmonės. Ne. Tiesiog nežinau. Man galbūt norėtųsi kažkaip, jaučiu tokį. Bet man nebuvo jokios problemos, man dzin buvo.
Aš tiesiog, pas direktorių, pas draugelį, todėl pageriau. Žodžiu, pavogiau ten, primušiau kažką, tai aš ėjau tiesiog, man dzin buvo. Tiesiog, nesukiau savo galvos, neapkroviau smegenų. Man buvo dzin, kad kaip bus, taip bus, bet tiesiog eik ir daryk. Ties man, kai aš sakau, kokia Dievo valia, kokia čia ar mano ar tavo valia. Tu eik, ką nors daryk, sako. Sako, Dievas daro didelius darbus, sako. Tavo čia tokia, žinai, kad tu čia suklysi, ar ką, tai sakė, čia šūdas, sakė. Svarbu, ką nors daryk, eik veik. Ir aš dabar kažkaip toks, sakau, kartais pasidariau, labai ilgai galvoju. Anksčiau tai būdavo, ir šauna. Net žmona dusina, dabar baramba, tai kiek tu čia gali galvoti? Sakau, dabar reikia pagalvoti. Tai va, tai man paprasta. Prašau, dar klausimų. Simona, alkoholikė. Sveikas. Ar buvo tokių devintukų, kurie nenorėjo atleisti, sakykime? Nebuvo. Nebuvo nieko. Buvo su mergina, su kuria aš tuo metu, ale dar biškį bandžiau. Aš neįsivaizduoju, kaip ten būtų galima toliau būti, kai tu esi, žinai, išdavęs ir panašiai. Tai ir jei tą pasako, to negalima to pasakoti, ne? Bet tu pasakai, kad tu buvai neteisus, negeras. Aš nenorėjau, bet aš negalėjau ir būti, nes iš tikrųjų jinai vartojo alkoholį ir man galvojo stogas nuvažiuos ir mes iškart baigėsi mūsų praktiškai. Man beeinant žingsniais mūsų gyvenimai išsiskyrė. Dar kokį trumpą klausimą. Drąsiai klauskit, ar taip viskas aišku visiems. Tikrai myliu Lietuvą. Alkoholikas man dabartiniam gyvenime, kada kažkas tai tokio atsitinka, vienu žodžiu užtrumpina. Pats greičiausias įsigelbėjimo ginklas koks. Mane, kai trumpina, daug meldžiuosi tą patį maldą, tą pačią. Tėve mūsų varis, tėve mūsų varai, nesąmonės šneki, bet visiems varai, ne. Ir aš žinau, kad rytais man būna šudinai. Būna šudinai. Aš matyt nedadarau ko nedadarau, aš pats žinau. Bet, nedarau, žmogus toks sutvėrimas. Aš žinau, turiu išlaukti. Pradėti kažką daryti, judintis kaip ir, tiesiog, aš turiu išlaukti, nes jeigu ryte atsikeliu, kaip nervuoja, viskas nervuoja, nieko nesąmonė, koks tikslas gyvenime. Kaip ten sakė, ne, tas eglutė, ne, viršui turėtų būti Dievas, ne, o čia yra tos kelios šakos, kurie yra pagalbiniai tikslai. Tai jeigu tavo viršuje yra pinigai, ne, ir tu pinigus prarandi, tai tavo gyvenimas sulūžta. Bet jeigu viena šaka ten nulūžta ir tai yra Dievas, o ten tik pinigai, tai tu už kitų šakų ten lipi viršų. Tai aš kai nežinau, ką man, nes gyvenimo prasmės ieškojimas man toks sudėtingas. Aš visada man kažkaip pasakė, bet ką nuo to, kas tau labiausiai dabar gali daryti. Tiesiog. Gal nušveis grindis, nuvažiavęs sodybai, ten kažką, arba ten kažką. Ir aš tada įsijaučiu ir tada pradedu daryti ir man tai atrodo tos dienos ar tos savaitės ar mėnesio tikslas. Nėra globalių tikslų, kai anksčiau Samarančas, Jungtinės tautos, NATO, nes ten aš tik su jais norėjau bendrauti. Tai jau nebėra tokių globalių. Pas mane daug paprastesnės